Sveiki, su jumis žmoniška inžinerija. Trečiasis epizodas – komandos kultūra. Su Paulina kalbamės, kas yra komandos kultūra ir koks vadovų vaidmuo ją puoselėjant. Paulina daugiau nei 10 padėjo Danske Banko vadovams naviguoti lyderystės iššūkius, o šiuo metu su iššūkiais susidoroti padeda savo psichoterapijos praktikoje. Gero klausymosi. Labas, Paulina. Labas, Vaidai. Ačiū, kad atėjai pakalbėti. Ir gal pradedam iš karto nuo tokio abstraktaus labai klausimo. Tai kas yra komandos kultūra? Pirmiausia, noriu pasakyti ačiū, kad pakvietei. Buvo labai smalsu ir žingeidu ateiti čia, pasikalbėti apie tokią svarbią temą. Man komandos kultūra yra tokia viena vertus sunkiai pačiupinėjimas, toks fonas, aplinka, bet kita vertus, jeigu išversti tokius mums aiškius dalykus, tai toks mūsų elgsenų visuma. Tai kaip elgiamės pakartotinai, ar ne? Leistinų, pakartotinų elgsenų visuma. Ar su kultūra yra kaip nors susiję plakatai pakabinti ant sienų? Daug kur matom turbūt, ne, įmonės iškabintos ten, ką mes vertinam ir panašiai. Vertybės, kas mums svarbu ir taip toliau. Ir taip ir ne. Ar plakate gali atsispindėti kultūra? Tikrai taip. Fizinėje aplinkoje atsispindi mūsų elgsena, ar ne? Ten plakatas, spalvos, erdvių atvirumas ir taip toliau. Tai gali tai atsispindėti. Bet ar užtenka tik tai pakabinti plakatą ir galvoti, kad čia mūsų kultūra, tai jau šypsaisi, tai tikrai ne. Turbūt ne. Turbūt dažniausiai susidūręs, kur daug labai tų plakatų pakabintų, tai labai disonansas dažniausiai būna tarp to, kas deklaruojama ir tarp to, kas gyvenama turbūt kiekvieną dieną. Tikrai. Ir va tada, tai elgsenų visuma, ne? Tai kaip gal kažkokių pavyzdžių konkrečių tada, turbūt visos elgsenos apibrėžia galų gale, ne, tą kultūrą, bet turbūt kaip mes bendraujam tarpusavyje, kaip mes žiūrim į nesėkmę. Į nesėkmę, į klaidą. Taip. Galvoju, kas dar, kaip mes turbūt, kaip mes sprendžiam problemas turbūt taip pat. Tikrai, taip. Ir tada, tai vad gal klausimas, toks abstraktus būtų klausimas turbūt, nuo ko tada priklauso ta kultūra? Aš turiu galvoje atsakymą. Aha, man labai smalsu išgirsti. Tai, bet tada, nes mano galvoje tai yra, kad galų gale tai nuo vadovo priklauso turbūt daugiausiai. Ne dėl to, kad gal jis labai svarbus kažkuo ar labai ten ypatingas, bet turbūt dažniausiai pavyzdžių tą kultūrą, kaip čia, užduoda toną, jei gal taip pasakyčiau. Tos pačius žodžius norėjau pasakyti, vadovas užduoda toną. Jis eina priekį ir vadovas arba leidžia vienokiem dalykam, arba ne. Arba toleruoja dalykus, arba ne. Ir kai sakau leidžia, tai nereiškia, kad viskas nuo vadovo, kaip tu sakai, ar nepriklauso, bet jo funkcija tokia, ar ne? Jis atsakingas už tai, kas vyksta komandoje. Ir tai, kaip jis formuoja dalykus, toleruoja, leidžia vykti dalykam, tai nuo to ir priklauso. Toks paprastas labai pavyzdys, ar ne, yra mūsų, pavyzdžiui, vyksta susirinkimai, ar ne, susirenka komanda. Tai toks, atrodo, mažas dalykas – vėlavimas. Mes tam leidžiam vykti ar ne, tokia maža elgsena. Jeigu kažkas vėluoja, tie, kurie susirinkę, ar mes pradedam susirinkimą, ar mes laukiam. Kas vyksta su tuo vėluojančiu, ar ne? Ir visada kontekstas svarbu. Jeigu vieną kartą žmogus pavėlavo vienokią situaciją, bet jeigu reguliariai vėluoja, ar ne, kiek mes tai toleruojam, ar mums okei. Ir gali būti situacijų, kur tai tikrai yra okei, ar ne, ir kontekstų. Gali būti kitokių. Tai čia toks mažas pavyzdys, bet kuris gali iššaukti, ištrigerinti emocijas ir irgi
tam tikras elgsenas, vertybinius dalykus. Taip. Ir vat prie to ištriginimo, aš manau, kad mes dar sugrįšim šiek tiek prasminę. Man buvo labai, aš dirbu daug dabar jau keletą metų įmonėse, kurios turi, tarkim, jos turi savo headquarterius, turi kažkur kitur, Skandinavijoje, dažniausiai Švedijoje ir Danijoje. Ir tada yra komandos Vilniuje. Ir man buvo visą laiką įdomu, kaip kultūros jos gaunasi tokios ganėtinai skirtingos, ypač jeigu mažai yra važiavimo vienų pas kitus ir to bendravimo. Ir čia keli klausimai labai įdomus. Vienas iš jų, ar turi būti kultūros vienodos iš tikrųjų. Gal net nebūtina stengtis labai jų padaryti labai identiškų, tarkim. Iš skirtumų mes mokomės vieni kitų, ar ne? Bet su skirtumais reikia mokėti būti. Ir tos nutolusios komandos, atstume nutolusios komandos, jos įprastai gyvena savo gyvenimą. Jeigu mes jų nejungiam, ar ne, jeigu neieškom kažkokio bendro vardiklio ir jeigu neieškom supratimo, kad vieni kitų suprastų. Yra toks tyrimas atliktas, jog jeigu aš žinau savo galvoj, kad kolega sėdi už kabineto durų, ar ne, tai aš tada 1, 2, 3 rašau žinutę arba ten paskambinu, nes žinau, kad jis čia šalia. Bet jeigu aš žinau, kad mano kolega sėdi kitoj šaly, nepaisant to, kad paskambinimo ir žinutės greitis visiškai tas pats, bet man jausmas, kad jis yra toli, ir jeigu aš galėsiu rinktis, eisiu pas čia, ar ne, toks, iš inercijos, be stipraus apgalvojimo. Tai tam, kad mano įprotis pasikeistų ir kad aš eičiau ten pas kolegą, ar ne, tam reikia sąmoningai formuoti naują įprotį. Tai grįžtant prie klausimo, ar reikalinga, kad jos būtų vienodos, gal ne. Vėlgi priklauso nuo įmonės tikslų ar ne, įmonės dydžio, čia daug tokių dedamų ir ką pat įmonės vadovai sprendžia. Tačiau kažkokį bendrą vardiklį ir supratimą svarbu turėti, nes kitu atveju bus mano ir tavo ir mes mėtysimės, ar ne, tą karštą bulvę. Tai kad mes suprastume, verta artinti, ieškoti bendro vardiklio, supratimų ir vėlgi tos pačias kažkokio elgsenų, ar ne? Čia labai, tas mano ir tavo labai turbūt yra svarbus aspektas, kad čia mes ir jie neatsirastų tokio dalinimo, kas iš tikrųjų kartais gali padėti ir iš tikrųjų, tarkim, yra aš skaitęs pavyzdžių kitose, kažkokios ten, tarkim, sporto komandose, kurie viduj daro tas priešpriešas, tarkim, tarp žaidėjų ir vadovybės, kad suvienytų komandą po tokią ir jie tada, kadangi turi priešą kažkokį, jie lengviau susivienyje ir taip jų, jie geriau, ta prasme, dirba kartu ir vieningesni būna. Tai tik tais tas įmonės kontekste arba inžinierių komandų kontekste labai trapus turbūt ir net nelabai palaikomas toksai ta priešprieša tiesiog, nes mes vis tiek visi kartu siekiam vieno tikslo. Taip. Jeigu kai kitose kontekstuose gal gali tą labiau atskirti, ta prasme, ir siekti atskirai. Tai tas iš tikrųjų labai svarbus. Aš atsimenu, kai dirbau iš tikrųjų Danskėj, mes turėjom vadovą atvažiavusį iš Danijos, kuris su mum praleido gal pusę metų, aš tiksliai neatsimenu. Ir man buvo gal keista tuo metu ir aš dabar galvoju, ar tai nėra toks puikus pavyzdys, kaip viena vertus suprasti kitą kultūrą, surink kitos komandos kultūrą, nes kitoje šalyje darai. Taip. Ir tuo pačiu atrasti tą bendrą vardiklį, kaip dirbti kartu. Nežinau, kaip tu manai, ar svarbus tas tiesiog asmeninis ryšys, kur mes tiesiog vienoje vietoje būnam kurį laiką, kad vienas kitą pažintų? Labai svarbu, nes tada toks atranda supratimas, ar ne? Aš suprantu, kad man skauda vieni dalykai, tau gal skauda kiti ir mes galim vienas kitam padėti. Iš toli, per atstumą, mesgi turim savo darbų, visi savo problemų ir tiesiog mes neriam į savus, o ne kitus dalykus. Tai iš tikrųjų, pamenu ir tą pavyzdį, yra daugiau pavyzdžių, kai vadovas iš vienos šalies važiuoja į kitą, ar ne, ir jis kartu atneša tos šalies
šalies arba tų darbuotojų aktualijų ar ne kultūrą. Ir čia mato, kaip šitoj šaly vyksta. Tai tokia, tai tokių bendrų saitų arba to bendro vardiklio paieškos. Tie patys tiesiog susitikimai, fiziniai pasibuvimai kartu, ar ne, pasidalinimai, kas vienai pusiai, kas antrai. Ir čia atsiranda daugiau supratimo. Ne iš karto tiesa. Ar ne? Reikia norėti, kad aš tave suprasčiau, aš turiu norėti tave suprasti ir klausti ir klausyti. Bet tik tokiu būdu, žingsnis po žingsnio. Ir kai jie turi kažkokių bendrų projektų, pabūna kartu, užsimesga asmeninis ryšys, tada tampa daugiau aišku, daugiau saugu, klausti, tartis. Man gal vienas buvo kažkaip prieš keletą metų iš tikrųjų skaičiau tokią knygą. Vadinasi Leadership and Self-Deception. Man buvo toks didelis momentas kažkaip ją skaitant, kad ypač tas pasidalinimas arba mes ir jie skirstymas atsiranda tada, kai mes pradedam matyti kitus žmonės kaip daiktus arba nematyti jų žmoniškumo apskritai. Ir man iš pradžių buvo gal keista, kaip mes galime matyti kaip daiktus žmonės. Bet ką tas reiškia, kad mes tiesiog neįdedam į kitą žmogų visų tų žmogiškų dalykų, kuriuos mes patys išgyvenam. Tai reiškia, kad turbūt man toks, nežinau, chrestomatinis pavyzdys turbūt yra dirbant su inžinieriais ir tai yra pardavimai ir inžinerija. Taip. Pardavimai parduoda kažką, ko mes neturim. Mes turim tada padaryti greičiau, negu mes norim daryti. Ten daug tada prioritetai keičiasi, darbai keičiasi. Ir visą laiką jie yra blogi. O jie sako, kad jūs neparduodate. O jie sako, kad jūs nieko nepadarot. Ir tada mes ir jie gaunasi toks visiškai skirtumas. Ir man toks buvo apsivertimas, kad aš negaliu tikėtis produktyvaus darbo su kita įmonės dalim, jeigu aš juos kaltinu visą laiką, kad jie man trukdo dirbti. Taip. Ir tada pagalvojus, kodėl jie tai daro, tarkim, kodėl jie parduoda kažką, ko gal mes neturim. Tai gal mes mes jau neinformavom, ką mes turim. Gal mes nepapasakom, kas yra sunku, kas yra lengva pas mus. Jie turi turbūt irgi skirtingų incentyvų, ne? Jiem reikia kvotas padaryti, jiem reikia tam tikrą skaičių pardavimų padaryti. Tai vadinasi, kad jie lygiai taip pat kaip mes tiesiog daro geriausia, ką gali daryti turbūt. Tai va čia tas man buvo toks atradimas, kur labai pakeitė požiūrį į, arba bent jau prieimą, kai matai, kad kažkas atrodo tave erzina, kad greičiausiai tu tiesiog nematai jų. Taip, iš tikrųjų, tu man priminė vieną pavyzdį, kažkada dirbau organizacijai, kur irgi buvo prekyba ir gamyba, ir tas mes jūs nuolatinai, ir tada mes kvietėm juos prie bendro stalo gamybos atstovus ir prekybos atstovus spręsti ten tiesiog į organizacijos iššūkius, ar ne, kažkur ten, kaip visuomet, skatinti pardavimus, efektyvinti procesą, didinti produktyvumą ir taip toliau. Ir kai jie kartu, ten buvo daugiau pusių, ar ne, dar ten yra projektavimas, taip toliau, bet žodžiu, kai jie sėdi už vieno stalo ir sprendžia vieną problemą vienam klientui ir kai kartu kalbasi, kas kam skauda, tai tas padeda, ar ne, nes kartais mes ne iš kažkokio piktumo kaltinam, bet aš turiu savo iššūkių sočiai ir juos turiu spręsti, čia dar darbas, dar asmeniniai dalykai visuomet yra už nugaros, ar ne. Ir aš tiesiog kartais neturiu laiko arba nepagalvoju paklausti, o kaip tam kitam žmogui. Kai mes sėdėm iš bendro stalo, aš girdžiu, kas tau, tu girdi, kas man. Ir čia jau mes atrandam bendrą erdvę, kur sustarti ir kalbėtis. Ir suprasti vienas kitą, ar ne? Bet tai jo, nenutinka per kartą. Tai reikia disgrąžinti, skatinti ir gal save taip sąmoningai laikyti, ar ne, o organizaciją tai taip kurti tą elgseną. Tai vėl grįžtam prie to paties vadovo, ar ne, kuris užduoda toną, kuris mato, kaip čia žmonės žiūri skirtingas pusės, ar kartu ir taip toliau, ar ne. Gal tada dar
vadovai, ne, skirtingų lygių vadovai. Vadovai dirba su komandom, gal vadovai, tada dar tarpinės grandies vadovai, tada yra direktorius, kuris jau už visą įmonę atsakingas. Kaip va šitoj turbūt vietoj, kiek yra svarbu būti on the same page, taip pasakius, ne? Kaip svarbu būti taip pat matyti. Ir čia gal toks, taip iš šono tas tada klausimas, ar gali tos kultūros labai skirtis, vienos komandos kultūros nuo gal įmonės kultūros, arba nuo, tarkim, prekybos, ne, nuo gamybos, nuo inžinierių. Labai fainas klausimas. Ar gali skirtis, tai jos tikrai dažnai skiriasi, ne visuomet, bet dažnai, ar ne? Turbūt labai svarbu, apie kokio dydžio mes organizaciją kalbam. Kuo mažesnė, tai tuo yra lengviau susikalbėti. Ar ne? 2 žmonėm yra daug lengviau susikalbėti negu 10. 10 daug lengviau negu ten 3000 ir taip toliau. Kuo daugiau žmonių, tuo yra sudėtingiau ir ilgiau trunka tą bendrą vardiklį susikurti, palaikyti, nes organizacija yra toks gyvas organizmas, ar ne? Kažkas ateina, kažkas išeina, kažkoks pokytis, kažkas dar. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau mūsų skirtingų perspektyvų. Man atrodo, kad labai svarbu palaikyti tą bendrą foną, bendrą vardiklį, bet tai tam reikia labai daug pastangų ir kartais tai nelabai aišku, kaip tai padaryti, ar ne, nes rezultatas dažnai yra paskaičiuojamas, ar ne, mums reikia to ar to, KPI-ai, OKR ir taip toliau. O kultūrą kaip pamatuoti? Ane? Labai jaučiasi ir matosi kultūra, kol tu esi šviežias, kai tu ateini į organizaciją, tu gali pajusti, ar ne, trupučiuką pabuvęs, pajusti, pamatyti elgsenas, vizualius tam tikrus atspindžius ir taip toliau. Bet kuo ilgiau būnu, tai aš tiesiog pats tampu to dalimi, ar ne? Tai kuo didesnė organizacija, manau, kad tuo didesni šansai būti skirtingom kultūrom. Nes didelėje organizacijoje yra daug skirtingų vadovų, ar ne? Ir jie galbūt į organizaciją atėjo skirtingų metų, galbūt turi skirtingus prioritetus, galų gale paminėjai pardavėjai ir inžinieriai, ar ne? Pardavėjas nuolat yra veidu į klientą. Ten taip karšta būna, ar ne? Ir klientui reikia gerai, kokybiškai čia ir dabar. Čia yra viena atmosfera. Ar ne, pas inžinierius, nesakau, kad lengviau, bet tas klientas taip nekvėpuoja nugarą. Ten kiti dalykai kvėpuoja nugarą, ar ne, bet ten ir kitokių kompetencijų reikia ir kitoks fonas. Jau natūraliai atsiranda skirtumai iš pačių darbų pobūdžio. Tačiau čia vėlgi gali būti ir reikėtų to bendro vardiklio, ar ne, tam, kad mes susikalbėtume kartu ir tarkim, atvirumo lygis, ar ne? Arba kaip mes sprendžiam problemas, ar ne? Kiek mes toleruojam klaidų, kaip mes su tam klaidom elgiamės. Čia tie patys dalykai. O įmonės direktorius, ar ne? Vėl, ar tai 100 žmonių direktorius, ar ne? Ar tai 1000. Tai vat skirtinga funkcija. Bet jeigu iš kultūros pusės, man atrodo, labai svarbu tam vadovui turėti kultūros prasme kryptį, supratimą, ką mes norime formuoti, tada labai stipriai su savo vadovų komanda susivienodinti tą požiūrį, suprasti, tai kokios mes kultūros norime ir tuomet, aišku, turėti tas rankas, kurios ir dirbs su kultūra, ne taip labai praktiškais dalykais paverstas elgsenas. Per susitarimus, per kažkokios workshopus, galų gale netgi tie plakatai, ar ne? Jo, bet čia turbūt galų gale, kadangi tai yra elgsenos visuma, kaip mes kalbėjome, ne? Tai čia turbūt, man gal asmeniškai, tai ir čia turbūt net baisiausia, gal pasakysiu, net dalis yra, kad tai yra, tu visą laiką su kultūra darai pavyzdžių. Tai vadinasi, kiekvienas tavo elgesys, kultūra, kurią tu nori formuoti, arba stato, arba greuna. Taip. Po truputį. Taip. Turbūt, gal greuna greičiau negu stato dar turbūt dažniausiai. Tai va čia gal net baisiausia dalis, kad tu visą laiką turi būti labai, kaip čia turi turėti intenciją, daugumai savo veiksmų, ką tu nori jas parodyti ir galvoti, ar va taip, kaip aš ketinu elgtis, atspindi, ar čia tiesiog
nežinau, man nepatogu elgtis gal pagal mūsų vertybės ir tada kažkaip kitaip elgiesi. Tikrai tokie svarbus dalykai ir man atrodo, kad svarbu suprasti, kad tikrai bus kažkur, kur vadovas nepataikys, ar ne, arba vadovas ar bet kuris darbuotojas padarys klaidą, arba, vat, kaip tu sakai, nestatys ar ne, bet pagriaus kažkokią kultūrą, bet svarbu turėti tą atvirą kanalą pokalbį, ar ne? Nes tas pats veiksmas tau gali reikšti vieną, man gali reikšti visai ką kitą. Ir jeigu mes nepasikalbėsim, ar ne, tai jeigu tu kažką padarysi, aš įsižeisiu, pyksiu, eisiu ten kažkur, gal dar apkalbas padarysiu, ar ne, ir va čia bus bėda. Taip. Bet jeigu kažkas ne okei ir aš galiu pasakyti tau, kad žiūrėk, man tai buvo ne okei, ar ne, arba tu gali paklausti, jeigu abejoji, kaip tau tai, ar ne. Ir va čia mes pradėsim susikalbėti, netgi po konflikto. Ir tas vizualus pavyzdys toks siūlas, žiūrėk, va yra tokia ilga, ar ne, bet jeigu siūlas nutrūksta, jis nutrūko. Bet jeigu mes jį surišim, tai net suartėja. Žinai šitą? Ne, nežinau. Labai gerai. Okay. Labai įdomu gal šitą, bet čia ilgi, turbūt tai irgi yra kultūros dalis, turbūt, kaip mes, jeigu nesutariam, ką mes su tuo darom. Taip. Ir gal, turbūt gal užbėgant šiek tiek kažkokiu, bet kaip, ką reikia daryti, kad žmonės, komandos nariai ir gal tarp komandos narių, galėtų išsakyti tą. Nes čia irgi yra toks, gali būti baisu pasakyti, jeigu kolegos kartais gali ar atviriau pasikalbėti, vadovui gali būti baisu pasakyti. Taip. Man pačiam yra tai buvę, kad aš nebūtinai noriu pasakyti, net jeigu ir kažką matau. Taip. Tai ar yra kažkoks lengvas atsakymas? Kaip sukurti tokią atmosferą, kad žmonės pasakytų tada, kas jiems tinka? Atsakymai dažnai lengvi, bet taip gal sunkiau įgyvendinami. Jeigu yra komandoje pasitikėjimas vienas kitu, toks saugumas komandoje, ar ne? Psichologinis saugumas, dabar šitas terminas yra populiaru, ar ne? Tai jeigu jis yra sukurtas, tada yra lengviau pasakyti nekomfortiškus dalykus. Nes iš tikrųjų, dažnai mes bijom pasakyti, man yra gera sakyti, kaip tu ten kažką gerai padarai, ar ne, bet jeigu kažkas ne okei, nefaina pasakyti, nekomfortiška. Bet jeigu aš žinau, kad jeigu bus tau nefaina, tu man atsakysi, kad tau nefaina, ar ne, arba gal kažkaip kitaip pakalbėkim, bet iš to bus diskusija, ar ne, ir mes abu kalbėsimės, tada man jau yra lengviau pasakyti. Tai tas psichologinis saugumas, kai aš jaučiuosi okei, net sakydama dalykus, kurie tau gali nepatikti. Ir tu jautiesi okei, sakydamas juos, ar ne? Nes jeigu man netiks, aš sureaguosiu, mes sureaguosim. Psichologinis saugumas. Psichologinis saugumas, aha. Labai. Gal čia vėlgi, turbūt, pataisyk, jeigu klystu, bet čia turbūt vėlgi tas prasideda nuo vadovo komandos. Turbūt kaip jisai reaguoja į išsakytą kritiką, turbūt į kažkokias pastabas. Ir tada visi komandai, vėlgi, užduoda toną turbūt, ne? Tikrai taip, vadovas yra tas, kuris veda, kuris, ar ne, leidžia arba neleidžia dalykam vykti, kartu nesinori taip viską užkrauti vien vadovui, ar ne, darbe mes visi susirenkam suaugę ir mes tiek vadovas, tiek darbuotojas gali pasakyti, kad man yra kažkas ne okei. Taip, sakyčiau, kad paprasčiausiai yra vadovui, kuris žino, kaip turėtų atrodyti dalykai, ar ne, komandoje, susirinkti, reiškia, komandą nuo nulio su labai panašiu vertybiniu pagrindu, ar ne, jeigu mums abiems svarbu sąžiningumas, tos labai skambios vertybės, bet kaip ten bebūtų, ar ne, atvirumas, pasitikėjimas vienu kitu, šitie dalykai. Tai jau tarsi pusė darbo nudirbta, ar ne? Tada tai susirinkusiai komandai dar reikia susikalibruoti.
Nes atvirumas tau ir atvirumas man gali reikšti du skirtingus dalykus, o kai 10 žmonių, ar ne, tai va tokia kalibracija. Bet jeigu visi nori geronoriškai kalibruotis, ir, vat kaip tu sakai, vadovas leidžia tai kritikai būti, ar ne, ramiai sureaguoja į kritiką, neleidžia kažkokiam dideliem drambliam būti kambarį, ar ne, pastebi, kai atsiranda kažkokias, dirbtinis sutikimas, tie matosi, ar ne, tie dalykai, kur, ir nepaleidžia tų galvų, ne, bet be kaltinimo kalbėtis ir įsipatoginti nepatogiose temose. Ar ne? Nes, tada, va čia ir formuojasi tie dalykai. Aha, matau, kažką noriu sakyti. Jo, aš galvoju, kad čia vėlgi turbūt yra kalbi ir daug kas yra toks pajautimo aspektas. Ir atvirai, man pačiam prieš keletą metų tas turbūt nebūtų nieko gal sakę. Okay. Aha. Ir va čia gal prieisim, vadovas, vadinasi, turėtų būti toks pakankamai atviras ir, net nežinau, kokį gerą žodį panaudot, toks jautrus aplinkai turbūt gal. Ir va čia gal aš norėčiau paklausti, man pačiam terapija labai padėjo šituo aspektu. Ir kaip turbūt nebūti savo galvoj tiek daug, iš tikrųjų. Ir tada, kai nebūni savo galvoj, gali kreipti dėmesį į aplinką. Ir gal norėjau paklausti tokio specifinio, man toks atrodo, kadangi vadovo toks darbas yra labai daug apie žmonių pajautimą, jų supratimą apskritai. Ir turbūt žmonių supratimas be savęs supratimo yra kaip ir neįmanomas, turbūt taip pat. Tai kokia gal tavo patirtis, kaip terapijos pagalba vadovam jų darbe? Labai surezonavo tas momentas, kai tu sakai, mes neužsibūti savo galvoje, nes šiais laikais mes esam labai taip, sureikšminę racionalius dalykus, ar ne, kad svarbu pamatuoti, optimizuoti, produktyvizuoti, efektyvinti ir toliau. Ir tas tikrai yra svarbu. Bet ne ką mažiau svarbu jausti save, pažinti save, pažinti savo emocijas, tai kas mane erzina, kas ne. Štai aš atpažįstu savo, čia štai kritikas, mano vidinis kritikas kalba, ar ne? Atpažinti jį, galbūt kažkaip susidraugauti su juo, kuris beje irgi reikalingas. Tai mano akim vadovo pagrindinis įrankis yra jis pats, ar ne? Procesai ir kiti hariniai dalykai, jie yra išmokstami. Tiesiog reikia laiko jam. Be abejo, ten irgi yra įgūdžiai, ar ne, ir mūsų imlumas naujiems dalykams, bet iš esmės jie yra išmokstami. Ta vadinama emocinė branda, ar ne, nebūtinai vyksta taip greitai. Ir kuo aš geriau save pažįstu, tai yra savo reakcijas, gebu pastebėti, kad aš jau užsibuvau galvoje, ar ne, ir taip toliau. Tai tuo galiu ir kitą žmogų galiu pažinti, galiu klausti, galiu atviras jam būti. Va čia ir prasideda terapijos nauda, ar ne? Nes ką mes darom terapijai, be abejo. Į psichoterapiją dažnai žmonės ateina sunkumų vedami. Kažkur užstrigę, kažkur labai sunkiai jaučiasi. Žodžiu, tose situacijose, kai jau patys nebegaba išeiti. Tačiau terapija gali būti ir toks pažintinis, savipažintinis įrankis, ar ne? Pažinti savo tiek mąstymą, tiek, o kaip aš emociškai reaguoju. Nes tam racionaliam pasaulyje mes dažnai sakom, palauk, kažkur pyktį paparkuokim, tą paparkuokim.
ir tuomet aš nebejaučiu savo vidaus, kai aš parkuoju visas, bandau paparkuoti emocijas, jos niekur nedingsta, jos grįžta į kūną ir tada galva iš tikrųjų darosi per sunku vienai. Tai savęs pažinimas, tokio lengvesnis kvėpavimas, ar ne, atradimas, kur aš stringu, kur ne, kaip aš norėčiau, nuo tokio laisvumo atsiranda. Ir tuomet nebūtina pajausti kitą žmogų, ar ne, mes ten empatijos lygiai taip toliau turim skirtingą vertę to mokytis, bet aš jeigu nejaučiu tavęs, aš galiu paklausti, kaip tu jautiesi, ar tau okei, ne? Ir tu man atsakysi, tikėtina, tai mes kažkaip atrasim pokalbį kartu. Ja, nes va čia turbūt ir turbūt, kad dažniausiai žmonės eina į terapiją dėl kažkokių tikrai gal didelių problemų ten kažkokių, ar sunkumų. Bet turbūt tie patys sunkumai gali būti iš smalsumo. Tarkim, mane pykdydavo dalykai, kur aš šiaip racionaliai po to pagalvojęs net, kodėl mane pykdo. Jeigu kažkas padaro kitaip negu nežinau, aš galvojau, kad gal reikėtų padaryti čia iš vadovo pusės ten susitarė. Ir tu matai, kad kitaip padarė. Viskas ten veikia, viskas ten vyksta kaip ir rezultatas yra, bet ne taip. Ir tave pykdo tada tas. Tai ir turbūt iš tos smalsumo vedinas gali taip pat nueiti geriau pažinti, kas čia, ko nepajauti, kad tave po to tokios, nežinau, aš vadinu, neproduktyviom emocijom tave užpuola, kur po to sunku jas kažkaip valdyti gal net. Jo, neproduktyvios emocijos man nepatinka pavadinimas. Bet iš tikrųjų dažnai mūsų tas reakcijas, ar ne, erzulys, ar kylantis pyktis yra ne iš karto taip racionaliai paaiškinamas. Dėl to, kad kai man kyla pyktis, tas pyktis nebūtinai yra tik apie šitą situaciją. Ar ne, man kažkokį triggerį ten į mano praeitį, kurio aš gal nesu įsisąmoninus ir ten, žodžiu, kažkokia labai jautri situacija. Ir mane erzina. Žinai, tą jausmą, kai erzina žmogus, nežinau kodėl, bet erzina. Tai labai fainai, kad galima smalsumo vedinam iš tikrųjų nueiti pas terapeutą, šiaip nebūtinai terapeutą, gali būti ir mentorius, ar ne, ir žodžiu, kuo mažiau šališkas tai situacijai žmogus, kuris padėtų suprasti ir atrasti. Ar ne? Tai kuo naudinga šiuo atveju terapija, dėl to, kad mes nedirbam tik tai racionaliai, bet ir būdam su tom emocijom, ar ne? Dažnai jas reikia prisiminti, kaip jausti, nes mes taip, šito nereikia, o iš tikrųjų kiekviena emocija kažkokia neša informaciją, ar ne? Leisti jums būti, kas nėra visuomet lengva. Pyktis, erzulys, nerimas, ar ne, tokias nepatogias, liūdesys, nenoriu aš to. Bet jeigu jiems leidžiam būti, leidžiame išsiventiliuoti tinkamu būdu, ar ne, nepažeidžiant kito žmogaus ribos, bet kažkokiu tinkamu būdu, tai toks atsiranda lengvumas ir tada toj galvoj daugiau aiškumo. Tai apie ką čia visą tai buvo? Na jau, jaučiu, kad slidinėjai nuo terapijos taip į... Jo, bet aš manau, kad tai yra pats susijęs tuo, kad bent jau mano asmeninė patirtį, kad tas lengvumas atneša ir tokį aiškumą tuo pačiu į bendravimą su komanda. Jeigu nėra kažkas, kas nuolatos iškyla ir tos mintys kažkokios ratų sukasi, tai aš tada galiu produktyviau, nežinau geresnio gal žodžio, toj situacijoje ir pamatyti kitą žmogų geriau ir aiškiau. Ir tuo pačiu, jeigu aš pastebiu tą kažkokį jausmą kylantį, tai man tas duoda informaciją taip pat. Tiesiog, tai gali kažką su tuo daryti, turbūt. Tikrai. Tas jausmas, žinai, dažnu atveju duoda informaciją apie tavo ribas, apie tai, kad kažkur gali būti peržengtos arba paliestos tavo ribos. Ar ne? Organizacijoje susirenka žmonės su skirtingom
su skirtingiais suopročiais, su skirtingom emociniam ribom, ar ne? Ir ne visuomet taip, gal netgi iki galo ir žinantis ir išjautę savo ribas, ar ne? Nes kai susitinka skirtingos ribos, čia prasideda trintis, ar ne? Jeigu mes nesikalbam, nesitariam apie tai. Ir gal grįžtant prie kultūros kūrimo ir vadovo tos, kaip čia, tono uždavimo. Man atrodo, šita dalis yra labai svarbi, tas buvimas su savo emocija, jos neišveikimas, nežinau, kažkokiu netinkamu būdu. Nes tose situacijose turbūt ir daugiausiai tas atsiskleidžia tada, jeigu kažkas nevyksta kaip tu nori, kaip tu tą reaguosi. Ar tai bus, nežinau, tikiuosi dabar jau taip nevyksta, bet kažkoks rėkimas, kažkoks tiesiog tos emocijos išventiliavimas toksai, ar tu galėsi ją priimti ir tada gal nueiti į smalsumą, paklausti, kodėl taip nutiko, kažkaip, gal taip kaip tu šaltą galvą, taip sakant, galėtum į tai jo elgtis. Iš tikrųjų, dabar kažkaip prisiminiau apie tai, kad mes labai norime būti patogiai ir kažkokia išgirsti, kaip kitas, arba pasakyti, kaip aš jaučiuosi ten, kur ne tai, kad stipriai ir laimingai jaučiuosi ir ten savim pasitikinti, bet kur kažkur pykstu arba feilinu, nėra lengva, ar ne? Tada klausimas, kaip aš tai pasakysiu. Mano patirti iš ne vieno vadovo girdėjus, kad reikia čia emocijų nerodyti ir, žodžiu, tam, kad būtum, žodžiu, stiprus ir kad darbuotojai turėtų į ką atsiremti. Bet vadovas užduoda toną, ar ne? Jis tai tiek, kiek rodo, tiek, kiek nerodo, darbuotojai lygiai tiek pat rodys arba ne. Vėlgi tas emocijų rodymas, nereikia visko atidaryti, ar ne? Darbė mes susirinkam dirbti. Čia nėra šeima, čia nėra draugų kompanija, mes kartais tampam draugais, bet iš esmės yra tokia komanda, ar ne? Darbuotojai. Tai, tokias paieškas, ar ne? Kaip pasakyti, parodyti, bet neužkrauti, ar ne? Dalykų. Gal nepasakyti per daug, bet kartu ir dalintis. Nes jeigu užsidarai, tai užsidarai nuo jų kontaktą. Ar jeigu per daug, tada irgi. Viskam yra savas laikas ir vieta. Tas per daug irgi toks subtilu, ne? Jo. Bet čia kur turbūt pokalbis yra, ne? Taip. Ir pajautimas tiesiog. Jeigu vieną kartą matai, kad gal per daug, tai kitą kartą tada kažkaip kitaip galėtis. Taip. Ir, žinai, ir pajautimas labai svarbu, bet ir dialogas. Taip. Nes gal, pavyzdžiui, tu ateisi su skaudančiu dančiu, ar ne, ir aš tau sakysiu labas, o tu man sakysi taip, ir aš galvoju, eik tu savo, aš pažeidžiau tavo ribas, ar ne, supykdžiau tave. Bet man nežinant, kad tau, taip gali atrodyti, bet jeigu aš pasikalbėsiu, arba tu man, ar ne, tada mums bus aišku, kad, tau šiandien tiesiog sunki diena. Tai čia irgi gal kas... bent jau mano asmenį, tą komunikuoti aiškiai labai, irgi yra labai svarbu, kaip tu jautiesi, kas šiandien tau veikia arba neveikia, arba gal pasakyti, kad šiandien gal aš pabūsiu atskirai, sunki diena ir tada čia nieko nereiškia blogo. Taip. Tokia komunikacija čia kaip kamuolio mėtymasis, ar ne? Tai tas kamuolys turi būti ir čia. Vadovas, mes jau kalbėjom, užduoda toną, tai jis meta kamuolį, bet komanda gali pagauti kamuolį, gali atmušti, gali spirti, daug reikalų, ne? Ir tada čia kaip mes sustarsim mėtyti tą kamuolį, abipusis dalykas, nes visi esame atsakingi už tai, kas vyksta čia. Ačiū labai, visi esame atsakingi galų gale, ne? Kad, ką ir anksčiau minėjai, kad ne vien vadovas, čia ne viskas ant jo pečių yra užkrauta. Dar man buvo labai smalsu pasiklausti, tai kaip minėjai, terapijai, dirbam su jausmu, išbuvimu ir tada esi vienas su terapeutu ir pokalbėje. Tai kas yra grupinė gal terapija? Būtų įdomu sužinoti. Nes taip iš šono žiūrint, man tai atrodo kažkaip labiau panašiau į komandą, kur tu esi dalis komandos. Taip. Ar tai yra taip?
Yra kažkiek taip, nes individuali terapija vyksta 1-ant-1, susitinka 2 žmonės, ar ne? Ir čia turim tokią prabangą dirbti to žmogaus tempu, tiek, kiek jam reikia, su tom temom, kas jam rūpi, norisi ir svarbu. Tuo tarpu grupinėje terapijoje susitinka grupė žmonių, ar ne? Ir čia grupė yra kaip vienetas. Grupinės terapijos būna skirtingos, būna su kažkokia tema, tai dažniausiai viskas vyksta, ten kalbama apie tam tikrą temą, bet būna ir tiesiog, ar ne, pažinti save grupėje. Tai tą, ką mes 1-ant-1 dirbdami galbūt nepagautume, nepastebėtume, arba tik tai teoriškai analizuotume iš to, kas įvyko kažkur, tai čia grupėje vyksta realūs pavyzdžiai. Mane realiai pradeda erzinti, kad kažkas daro tą ar aną. Klausimas, aš tai pasakau ar ne? Kaip pasakau, kaip kitas žmogus reaguoja. Tokia praktikavimasis būti grupėje. Ir ten yra terapeutas, kuris vėlgi užduoda toną, ar ne, duoda tam tikras ribas, kad tai būtų pagarbu, kad tai būtų saugu ir taip toliau, ar ne, kad leisti vykti tiem eksperimentam, vieni su kitu ieškoti elgsenos tinkamų būdų, bet kad tai vyktų tinkamų lygmenį. Čia gal net 2 tokie dalykai. Viena tai yra pažinti save ir toj grupės kontekste ir tos išgyventi kažkokios situacijos. Kitas tai gal net terapeuto yra kaip vadovo, tada toks vaidmo, kur tiesiog matyti iš šono, ką reiškia palaikyti saugią aplinką, kaip leisti kažkuriem gal kažkokiem konfliktam spręsti savaime, kur kažką pasakyti. Toks net gal geras pavyzdys gali būti. Tikrai, dažnai pagalvojau, kas grupiniai terapijai dažnai būna tokia emocinio fono kondensacija, nes mes visuomet esame veikiami kontekstą, ar ne? Ir jeigu sueina 10 žmonių su kažkokia problematika ar tarkim su nerimu, tai aš net nejausdama šiaip nerimo, aš galiu būti atsipalaidavus, bet būdama ten, mano nerimo lygis pakils, ar ne? Tai ir su visom kitom emocijom, kas reiškia, tai tampa tokia jautresnių formatu, kur greičiau atsiranda kažkokios emocinės reakcijas ir taip toliau. Labai fainas tavo pavyzdys, kur, kaip sakai, kiek grupė panaši su darbuotojų komanda, ar ne? Iš tikrųjų pagalvojau, bet terapeutas pradžiai, kai susitinka visi, tai terapeutas toks vedlys būna, ar ne? Kad visi suprastų taisyklės, ar ne, kad saugiai pasijustų. Saugiai vėl ten, saugiai, bet komforto lygis tam tikras turi būti, bet turim gebėti būti nepatogiai, patogume, ar ne? Tai pradžiai taip, su laiku grupė patampa tokiu kaip savarankišku vienetu. Ir vėl terapeutas gali rinkti savo pozicijas, ar ne, kaip ten būti grupėje, bet grupė formuojasi kaip vienetas, atsiranda kažkoks lyderis, ar ne, atsiranda situacijų sprendimo būdai ir taip toliau. Kas dabar galvoju, lygiai taip pat ir komandai, tiesa, kol šviežia komanda, tai kiekvienas gali būti individualiai, ar ne, bet jeigu tik vadovas būrė, leidžia, pradžioj moko, ar ne, duoda toną bendrom elgsenom, ar ne, kažkokios į bendrus procesus deda ir taip toliau, paskui pati komanda pradeda. Jie bręsta ir vadovo tiesiog visai kitokia funkcija, ar ne, tampa. Taip, iš tikrųjų net kartais pagalvoju, kad gal net tavęs nebereikia. Atrodo, viskas taip vyksta, žmonės patys sprendžia problemas, tave gal tik informuoja, kad čia kažkas vyko, kažkaip išsprendėm ir judam toliau. Čia vadovai iš tikrųjų gal net, kada atsiranda kitas iššūkis, kaip jaustis naudingu apskritai. Tai ir tu minėjai, kad terapeutas gali rinktis kokį vaidmenį komandai. Tai kokie tie vaidmenys po to būna gal? Jau komandai įsivažiavus. Apie vadovą klausimą, ar ne? Labai geras klausimas.
prie vaidmenų sugrįšiu, bet dar man tas patiko tavo įvardintas momentas, kad o kaip jaustis naudingo, ar ne? Ir vėl čia to paties vadovaus reikalai, ar ne? Nes mes visi norim jausti pripažintais, naudingais, mums tai yra labai įvertintais. Ir čia staiga išauginu komandą, ir jie patys daro reikalus. Viena vertus labai žavu, bet aš turiu būti stipri, kad kažkur atraščiau kitur savo naudą, ar ne? Ir vėl ta nauda atsiranda priklausomai nuo organizacijos konteksto. Jeigu mes kalbam apie organizaciją, kur yra, tarkim, 2 ar 3 komandos, tai vienokia situacija. Jeigu daugiau komandų, daugiau ten erdvės, konteksto, strateginių krypčių, kita situacija. Bet tas vaidmuo iš tikrųjų keičiasi. Ir dabar galvoju savo patirtį, kiek atsimenu vadovų, kurie leido, išmokė komandai būti savarankiškais, tai gali taip pilnavertiškiau ilsėtis, išvažiuoti atostogų, jų rankos labiau atrištos, jeigu jie turi patys savo įdomių darbų, ar ne, galbūt, kaip sakau, kažkur su vidiniais kolegom kalbėtis, galbūt su klientais, ar ne, kad atneštų arba pritrauktų kitų darbų, gal dar kažkas, arba kitu atveju pradeda nuobodžiauti. Nu, vėl tada mano, jo, ir tada kieno atsakomybė, ar ne? Jeigu man nuobodu, galiu susigalvoti, ką veikti, bet kieno čia atsakomybė. Ir vėl kalbam apie tą patį žmogų, vadovą, savęs pažinimo, ar ne, bet savęs įrankį. Aha. Tai gal tada, aš nežinau, ir turbūt tau nepatiks gal šitas klausimas, ar tu manai, kad vadovai turėtų eiti į terapiją tada? Ar tu manai, kad čia... Aš turbūt žinau atsakymą. O kaip tu atsakytum? Aš irgi atsakysiu. Tai aš manau, kad kiekvienas gali gauti naudos, taip, manau, kiekvienas žmogus. Čia toks, mano asmeninė patirtim, čia toks didžiulis augimas iš to gali nutikti, bet turbūt tą turi norėti daryti. Niekas negali pasakyti tau to daryti. Tai va čia turbūt yra kaip čia didžiausias, bet jeigu nori, tada taip. Tikrai taip, turėtų man tas žodis nepatiko, nes kiekvienas renkame savo augimo kryptis, ar ne? Aš šiandieną konsultuoju terapiškai ir matau naudą to. Beje, kai dirbau organizacijai su vadovais, tikrai tie vadovai, kurie skirdavo dėmesio savęs pažinimui. Ne tik knygomis, bet ir santykėje su kitu žmogum. Tai tie ir būdavo sėkmingi savo rolį, ar ne? O jeigu strigdavo vadovas arba su komanda, tai dažniausiai būdavo kažkur įsitikinimų, ribojantis įsitikinimai, kažkur baimė arba užstrigimas situacijos. Tai terapija yra ta vieta, kur apie tai galima kalbėtis. Ir kitų, kaip sakiau, būdų, ar ne, gali būti kažkur darbe kolega, gali būti mentorius profesinis, gali būti daugiau, bet man tai čia tokia labai faina vieta, nes toks gali saugiai atsiskleisti, save pažinti, ir tokio laisviau kvėpuoti tiesiog. Kai aš laisviau kvėpuoju, aš tokia veikiu didesniai amplitudai, ar darbe, ar asmeniniam gyvenime. Gal tada klausimas. Aš manau, kad tikrai nemažai žmonių, ypač kur dabar mūsų darbai ir daug streso patiriam, tenais ir deadline'ai, ir ten daug projektų, komandos nariai. Kaip nuspręsti, ar tai yra tai, ko man reikia? Nes aš pasakysiu, man prieš keletą metų, daugokai metų, man buvo taip tiesiog pasakė mano tuometinis vadovas, man atrodo, sako, tau reikėtų į terapiją. Ir aš sakiau, pats reik, man viskas gerai. Tuo metu. Dabar žiūrint atgal, tai buvo geras patarimas. O kas paskatino nueiti, ar tada nuėjai, ar pats? Ne, po to nuėjau. Jau keletą metų po to iš tikrųjų nuėjau. Tai va, tai kaip padaryti tą sprendimą? Smalsumas gal irgi tiesiog? Gali būti smalsu,
Žinai, mintis dar sukasi kitur, tai ten ir sugrįšiu. Vat, man atrodo, labai geras kultūrinis pavyzdys, ar ne? Kitus, kai vadovas pasakė, kad tau reikia į terapiją, vienoj kultūrai tai bus ok pasakyti, kad tau reikia į terapiją. Kitam fone bus labai neok, čia gali būti netgi toks ribų pažeidimas, ar ne, ką reikia. Terapija yra toks asmeninis dalykas. Dabar yra žmonių, kurie apie tai kalba garsiai, ar ne, tai yra kaip, tam tikra emocinė higiena, ar ne, savo minčių higiena, bet yra žmonių, kurie vis dar bijo, kurie nerimauja ir aš tą puikiai galiu suprasti. Tai man atrodo, kad jeigu bent kažkoks kyla smalsumas, čia yra puikia pradžia. Puikiai pradžia nueiti pasitirinėti, ar negi nebūtina, nueiti ir vat viskas ten 5 metam. Patirinėti, kokių yra specialistų, ar ne, kas man rezonuoja, nes terapijos kryptis yra skirtingos, ten dirbama skirtingais metodais, tačiau net ir toj pačioj terapijos krypty žmonės yra skirtingi. Aš dirbu geštalto terapijoje, kur autentiškumas yra labai stipriai kreipiamas dėmesys. Taigi apsidairyčiau aplink save dirbančius terapeutus, tikrai yra labai labai skirtingi. Ir tam, kad man būtų saugu terapijai, labai svarbu, kad tas žmogus rezonuotų. Žmogus kaip žmogus. Nes labai didelė terapijos sėkmės dalis, arba kodėl reikalai vyksta, yra santykiai su žmogum. Tai smalsumas yra labai geras startas. Jeigu bent kažkiek kirba. Kažkam atrodo, kad tai tikrai ne man ir man atrodo, tas irgi yra ok, ar ne? Nes jeigu aš eisiu nenorėdama, tai, tada tikrai rasiu 100 priežasčių, kodėl ne. Tai, va taip va. Aš už tą norą. Jeigu net yra baimė, net yra nerimas, bet jeigu yra noras, tai labai rekomenduoju pabandyti. Okay. Puikiai. O tu ką parekomenduotum? Vat sakai, iš smalsumo, galvoju, kaip tu iš kitos pozicijos, kada eiti, ar eiti pas terapeutą, vadovui būtent? Aš manau, kad ir čia turbūt labai nuo kiekvieno žmogaus konteksto priklauso. Aš manau, kad aš asmeniškai nuėjau dėl visai asmeninių priežasčių, nes buvo tiesiog sunkumų, kuriuos norėjau spręsti. Man buvo nuostabu, kaip visą tai persinešė per visas kitas sritis, kad tai neįtakojo ne tik ten kažkokį specifinį gal santykį ir vieną tavo gyvenimo kažkokį aspektą, bet visus. Ir atvirai net anksčiau, jeigu taip nebūčiau turėjęs kažkokio iššūkio labai stipraus, kurį norėjau spręsti, man net būtų sunku gal suprasti, kad man reikia. Ir tas gal atėjo iš tokio, aš atsimenu tada, kai man siūlė, aš sakiau, mano toks charakteris, nieko negaliu padaryti. Taip. Tai dabar su tą atsakymą žiūriu su šypsena, nes tai, ką aš laikiau savo charakteriu, turbūt labai daug yra kažkokiu tai išmoktų elgsenų tiesiog, kurias taip pabandžius pasižiūrėti iš kitos pusės, pajaust, suprast, pamatyti, kaip tas atrodo iš kitos perspektyvos, per santykį, kaip kitas žmogus jaučiasi. Labai kitaip pasirodo ir galų gale net taip nejutimai pasikeičia. Tai man asmeniškai turbūt būtų buvę sunku gal net tą, bet turbūt kiekvieną kartą, kai jeigu jauti kažkokį sunkumą, ta prasme atrodo, kad per prievartą kažką reikia daryti, kažkas nevyksta, aš manau, kad tai yra puikia vieta, kurią galima patyrinėti labiau. Tai gali būti terapija, kaip sakyti, tai gali būti gal, nežinau, gal coacheris, gal mentorius, kažkas, kas tau leistų taip biškį atsitraukti nuo tos ir tiesiog kitom atvirai pasakytų, ką mano galų gale apie tą. Nes kas yra terapija, tai yra tokia, terapeutas suteikia erdvę tam žmogui, ar ne? Taip. Erdvę pokalbį, arba jau savam tiesiog pabūti su tuo,
su kuo žmogus ateina. Labai gera, širdis dainuoja, girdint, ką sakai, man atrodo, tokia laisvė atsiranda tada pasirinkimam, ar ne, kai aš matau, kur aš stringu, tai nebūtinai reiškia, kad aš ten jau nebestriksiu, bet gal kažkaip kitaip tai bus, ar ne? Gal kitą kelią rinksiuos, o gal striksiu, bet su šalmu ant galvos, nu. Ja. Tai vat, man dar toks, aš vieną, vėlgi knygą kažkurioje, tokia labai mintį apie terapiją. Kas yra terapija, išgirdau. Kas yra ir kas nėra. Kas yra. Ai, aha. Kad, sako, vat, kai mums būna kažkokios problemos, tai yra atrodo kaip mazgas. Ir kaip mazgą reikia išraizgyti, tai reikia atpalaiduoti. Reikia taip išplėsti. Sako, terapija yra ta vieta, kur tu gali išsiplėsti tom mintim visom. Ir tada tie mazgai, galvoju, tos mintys kažkokios, kuriuose tu esi gal užstrigęs, kur kas lengviau išsinarplioja, negu kad visą laiką galvoji, bandytum tą daryti. Tai man labai patiko ta tokia analogija su tiesiog mazgo išplėtimu, leidimu išsiplėsti mintim. Šiaip man tas toks, man tai siejasi labai su kvėpavimu laisvesniu, nes mes iš streso, nu, labai taip įsiveržiam, o kai kvėpuojam laisviau, tai čia tokiam įvairiom prasmėm, ne tik fiziškai, ar ne, vat, kaip tu sakai, tiesiog padedi savo rūpesčius, pats pasižiūri juos iš šono ir atsiranda tokia, aš lengviau kvėpuoju. Kai aš lengviau kvėpuoju, tai aš tiesiog užimu daugiau erdvės ir aš galiu rinktis. Jo, tai čia, ir čia turbūt tas, nu, ir tas vadovui, kadangi vadovas yra savęs, pats yra svarbiausias įrankis. Tai va čia turbūt ta svarba ir arba tas gal didžiulė įtaka terapijos ir atsiranda, kad jeigu tu gali lengviau rinktis, iš emocijų pats neužstringia, tai tu gali kažkaip laisviau ir komandai padėti. Ta prasme, kažkokiose situacijose gali parodyti gal kažkokias kitokias alternatyvas, kur kartais tiesiog nematai būdamas tos detalės. Dar žinai, ką pagalvojau, kad labai svarbu pasakyti, turbūt akivaizdžiai tiesa, bet vadovo profesija yra vieniša profesija, ar ne? Jeigu komandoje jau yra komanda, tai vadovui reikia susirasti savo komandą, na, arba galbūt vadovų komanda yra ta vieta. Ir kuomet aš esu vienišas, ar ne, nu, žodžiu, vadovui reikia turėti erdvę tiek emociškai pasiventiliuoti, tiek pasikalbėti apie su savo sprendimus, paieškoti tinkamų būdų. Tai arba tą reikia labai sąmoningai susirasti organizacijos viduje, arba išorėje, ar ne, arba vėl ta pati terapija yra toks, ten ir palaikymo yra daug. Jeigu poreikis yra palaikymui, tai ten galima irgi atliepti tą poreikį. Tai to vienišumą irgi labai svarbu žinoti, kad taip yra, ar ne, ir tada, kai aš žinau, tada galiu kažkaip susikurti tos savo sąlygas, kad to būtų mažiau. Tai va čia irgi gali būti. Jo, čia labai geras aspektas iš tikrųjų. Ir čia kita net svarba tos vadovo komandos turbūt irgi. Tu esi komandos dalis, kurią tu vadovauji, kurią stengiasi užtikrinti gerą, produktyvų ir visokį kokį darbą, bet tada kaip turėti tą savo komandą, kur santykis yra turbūt visai kitoks tada vadovo komandai. Taip. Ten esi toks kaip ir kolega, ne? Taip. Ir svarbu tada ten gerą santykį turėti, ar ne? Bet ir kartu savo sprendimam, kas vyksta iš toj komandai. Tada emocinis krūvis, kaip pagalvojau, tarkim, jeigu kažkoks sunkus periodas, ar ne, komandai, tai vadovas, vėl įvairių vadovų, ne? Vieni sako, kad tu susitvarkyk su savo, aš dažniausiai taip sako iš baimės arba nesupratimo, ar ne? Bet yra vadovų, kurie labai kaip tik prisima emocijas, o to irgi svarbu nepadaryti, ar ne? Nes darbe mes susitinkam suaugę žmonės dirbti ir vadovas yra lygiai tas pats darbuotojas, tik jo rolė kitokia, ar ne? Bet kaip nepadaryti, nes norisi rūpintis komandą, kaip neprisimti tą emocinio krūvio, bet kartu girdėti tą žmogų ir klausyti. Čia vėl taip labai skamba paprastai, bet kai ateini į tą situaciją su daug trigerių ir fonų, ar ne? Tada komanda yra, mes kalbėjom apie skirtingas kultūras, gal mes čia vienokį foną turim, bet kas vyksta aplink komandą, kokia ten emocinis koks fonas, ar ne, kas vyksta, tas irgi daro įtaką komandai.
Tai tokių labai trigerių daug, kas pasaulyje vyksta dar, žodžiu, nuolatiniai trigeriai. Tai kaip tam vadovui išlikti, netapti komandai terapeuto, ar ne, bet išlikti savo rolėje, pagarboj, empatijai. Čia irgi tų ribų paieška irgi gali būti kartu su specialistu. Čia toks grinai jau apie profesiją kalbama, ne? Aš tai padė žmogui ir šiaip asmeniniam, mano asmeniniam kontekste, bet jeigu apie profesiją, nes tos ribos toks yra labai slidus dalykas. Jo, ir čia turbūt gal, ir kodėl galų galia tas persineša į visas gyvenimo sritis, kad mes vis tiek, mes tas pats žmogus esame. Taip. Darbe tas pats žmogus, namuose ir visur kur. Tai turbūt net būtų keista, jeigu geresnis savęs supratimas ar pajautimas kažkaip vien atsispindėtų darbe arba neatsispindėtų namuose ir atvirkščiai. Taip. Man patinka tas pavyzdys kaip drugelio efektas, man atrodo, vadinamas, kaip mes vienas kitam darom įtaką. Žinai, jeigu aš ryte atsikėliau ir ten, nežinau, netako išlipau iš lovos ir ten vaikam arba vyrui pasakiau griežtesnį žodį, o jis tuo momentu jie buvo jautresni, jie į darbą jau susierzinę, sutinka tave. Ir toks, ar ne, rieda. Efektas. Tai. Jo, arba lygiai taip pat, jeigu aš susitikau, pasakau, kaip tu fainai atrodai. Ar ne, žiūrėk, tau paprastas dalykas. Bet, ar ne, o tu tą nešiesi toliau. Ir va, tokiais paprastais dalykais darom įtaką. Ir tą pačią kultūrą kuriam, ar ne? Nes irgi tokiuose mažuose ritualuose ir mažuose veiksmuose. Kaip mes tai darom? Tai su kultūra, man atrodo, čia tas ir yra vėlgi sudėtingumas ir kad tai yra mažose daugiausia dalykuose, kiekvienos dienos kažkokiuose bendravime, kiekvienam ten, kaip tu sureagavai į kažką, kas nepavyko, kaip mes sprendėm kažkokį mažą, kaip mes viens kitam pasakėm, kas patinka ar nepatinka galų gale. Taip. Ir vat kiek pagalvojom, kad mes teigiamai įtakotumėm vienas kitą, o ne kažkaip stabdytumėm. Taip. Ar pasakom viens kitam patinka ar ne? Ar aš nuslepiu, susilaikau ir einu kažkur, bet ar pasakom viens kitam? Kaip pasakom, ne? Ką su to darom? Ar kaltinam vienas kitą? Ar sakom, o kaip galim kitaip? Tai tokie, iš tikrųjų paprasti žinomi dalykai, ar ne? Bet per tokius mažus dalykus ir ypatingai tose aštriose situacijose, ar ne? Kur kažkas kažkam nepatinka. Kaip mes sakom ne? Ar pas mus komandoje yra galima pasakyti ne? Ir kaip aš sakau ne? Ar ne? Ir trenkiu duris. Vienas kaip, ar ne? Kitas. Man tai nėra priimtina. Gal galim surasti kitą būdą. Čia gal pabaigai dar toks tiesiog iškilo klausimas. Nes ar yra geras būdas iš tikrųjų pasakyti tą patį ne? Nes aš žinau, kad yra komandų, kurios rėkia vieni ant kitų, gal net pavadina vienu kitu žodžiu ir ten kažkokia, aiškindamėsi, kaip išspręsti kažkokią tai problemą. Ir jie ten valandą laiko taip jau tikrai nudušęs. Ir tada jie sutarė, paspaudė rankas, išskirsto, eina dirbti. Čia yra gerai, nes kita komanda, toj komandai tas bus visiškai nepriimtina. Ir norėsis, kažkokio tai išsakymo ramaus, man tas nepatinka, kodėl tu taip manai, tai prasme, tokio per dialogą tokį gana ramų. Tai vėlgi čia turbūt nuo grupės priklauso turbūt, ne, kas yra, koks elgesys yra priimtinas ir koks ne. Tikrai, aišku, tam tikros turbūt etinės normos, pagarba, ar ne, mes jų net nekvestionuojam, ar ne, jos turi būti. Bet visa kita tikrai, jeigu tavęs klausant pagalvoju, mes į kokį gruzinišką kontekstą nusikeltume, tai mano vaizduotėje ten turėtų karštai vykti diskusijos ir ginčiai, ar ne? Tuo tarpu į kitose tautose, ir net nereikia tautų komandos, negali taip viskas ramiau, bet labai svarbu, kad visiems tiktų tas būdas, ar ne, ir kad nebūtų, kad 5 garsiau kalba, 3 tyliau, tai viskas vyksta tų 5 žmonių būdu. Čia, man atrodo, atsiranda visas grožis, kai vienam tinka taip aštriai, o kitam netinka, ar ne? Tai kur mes susitinkam, taip, kad abiem tiktų kažkoks vidurys. Beje, prisiminiau, kažkur esu skaičius, gal girdėjus apie tokį būdą, jeigu yra aštresnė situacija, tam, kad neužaštrint komandos buities,
komanda buvo susitarusi, kad jeigu mato, kad atsiranda nesutarimas, ar ne, kažkas, sakom, kažkokiam procesui, ne, tada vienas iš komandos narių, kuris atsakingas už tai, jie iš anksčiau susitarė, sako, ten anglų kalba buvo conflict mode, ar ne, konfliktų laikas. Tada jie visi išeina iš tos darbo vietos, nueina prie lentos ir toj vietoj ieško sprendimo būdo, taip jau su karštesnėm emocijom. Vėl grįžtu pagarbiai ir taip toliau, bet ir atviriau leidžia išsakyti ir toliau. Ten, kai išsprendžia, grįžta čia. Vat irgi visai įdomus būdas, ar ne, kad, mes pastebėjom, yra nesusitarimas, atkreipim dėmesį, mes sakom, kad tai mums svarbu, einam ten pasikalbėti ir ten kalbam skirtingom nuomonėm, ar ne? Tada yra erdvė, tokia, atsiranda šansas mums atrasti kažką bendrą, išgirsti vienas kitą. Ir tada vėl skamba taip labai paprastai, bet... Pastebėti yra vienių nepaprastai, iš tikrųjų užbėgti ir... Jo, čia labai, bet tuo pačiu taip labai proaktyviai skamba, ta prasme, kad mes kad mes visiems leidžiam suprasti, kad va dabar kažkaip kitaip bendrausim. Mes manom, kad tai yra mum produktyvu ir tinkama ir naudinga turbūt. Taip. Arba dar žinai, galvoju, kažkokius praktinius pavyzdžius būtų gerai nueiti, ar ne? Atsimenu apie 6, man atrodo, kepurių metodą, ar ne? Kai principas yra tas, kad jaučiam, kad dėl kažko nesutarėm, matom nesutarėm, ar ne? Tai tada komandose pasiskiriam skirtingas kepurės. Pavyzdžiui, aš ten kalbėsiu tik tai, kas yra gerai. Kas yra pliusai, ar ne? Tu kalbėsi, kas yra blogai, ten kažkas rizikas, ir taip toliau, taip toliau. Ir tada pabūni skirtingose vaidmenyse, pasižiūri skirtingų pusių, tada ir tokia, taip labiau visapusiškiau gali pakalbėti apie ne tik emocijom, ar ne? Nes konflikte mes dažnai nueinam į emocijas. O kur nueinam į emocijas, ten jau tada gali racionalumas pasimesti. Emocijos yra gerai, bet geriausia racionalumo ir emocijų draugystė, ar ne? Tai gal tada pabaigai. Gal turi kažkokių patarimų ar, nežinau, knygų gal, ar kažkokių patirčių, kaip padėti augti tiek komandos nariam, tiek vadovam, kaip padėti tas emocijas ir racionalumą sujungti. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad nepadėti emocijas, bet jas pažinti, leisti jom būti, ar ne, ir ieškoti pažinimo kelią, nes jos mums duoda labai daug asmeninės geros informacijos. Per emocijas galų gale mes ryšį kuriam ir taip toliau. Man atrodo labai svarbu tą, ką ir pradėjau, save pažinti, turėti saugią erdvę, pažinti save, kaip aš mąstau, kokius paternus turiu, kokius elgsenos modelius, kur stringu, mes visi kažkur stringam, kur yra man patogu, kur nepatogu. Kur save pažinti galima įvairiai, ar ne, bet labai skatinčiau ieškoti išorės žmogaus, nesikalbėti tik su pačiu savim ir nesikalbėti su geriausiu draugu. Ta prasme, geriausia drauga yra labai gerai turėti, ir draugų gerai turėti, bet turėti tokį nešališką žmogų, kuris tau leis būti visokiam, klysti, atspindės ir taip toliau. Mes kalbėjom, kad tai gali būti mentorius, gali būti coacheris, gali būti profesinis bičiulis, bet ieškoti kažko išorėje. Tai savęs pažinimo, ar ne? Tada kita dalis komandos pažinimo. Su komanda kalbėtis, ar ne? Kalbėtis, tyrinėti, su kiekvienu žmogum kalbėti ir kurti pasitikėjimą, kurti saugumą, grįstą pasitikėjimą, ar ne? tą vadinamą skatinti pažeidžiamumą, ar ne, kad mes kalbame apie klaidas ir taip toliau. Ir jeigu bus sukurtas pasitikėjimas, ar ne, mes kalbėsim, kas tau patogu, kas man patogu, ieškosim kažkokią bendro vardiklę, tai čia ir bus erdvė, atsiras natūralus fonas pasakyti nepatinkantiems dalykams. Tai kalbėtis, neleisti neleistino elgseną, neleistino, netoleruotino ir taip toliau. Ir aš netgi sakyčiau komandos darbe, vėlgi, žiūrint kokia komanda yra, bet vadovai labai sveika pasikviesti kažką iš išorės. Iš išorės turiu galvoj, galbūt, šiuo atveju kažkoks kitas patyręs vadovas organizacijų dirba, galbūt HR'as ar ne, bet tas, kuris žino
organizacijos kontekstą ir kultūrą, bet ir gali ateiti čia padėti. Kai aš sakau čia, tai galima tiesiog pasidiskutuoti, padiskutuoti, ne? Kad vadovas čia matytų, dirbtų, bet turėtų ir išorės žvilgsnį. Ir ieškoti įkvėpimo. O įkvėpimas kiekvienam skirtingai, ne, kažkam yra geras tetokas, mes tik atsidarom, ar ne, internetas visagalis, knygos, ten ieškoti įkvėpimo, kas man rezonuoja, ar ne, tada turėti saugą erdvę, su kažkuo pasikalbėti ir bandytis, ir nelikti vienam. Tai. O kaip tu manai? Man kas labai patiko, kad tai, kad tu kalbėjai, ne, ir knygos yra taip, gale mes šiek tiek, ne, kad įkvėpimui. Ir va tas turbūt labai lengva iš tikrųjų skaityti knygas, skaityti daug, turėti daug tų idėjų ir tada jų gal niekaip neišbandyti. Jų, nežinau, gal net neaptarti su nieko iš tikrųjų. Tai vat manau, kad labai svarbu yra bandyti. Labai iš tikrųjų gera yra turėti komandą, kuri yra atvira bandymam. Tai vat, mes daug, manau, dabar žmonės domisi ir, kaip sakai, internetas yra čia vienu paspaudimo atstumu. Tai vat, turint komandą, kuri nori išbandyti ir tada bandyti, tada vat, kurti tą ryšį per tokius vat, bandymus kažkokius ir ten tada analizavimus, kas tinka, kas netinka ir bandymus, kitus bandymus ir taip toliau. Tai man va, tas labai surezonavo, kad tai yra, kaip čia, iš kur esu girdėjęs tą tokį posakį, the most important part of thinking is acting. Tai va šitą turbūt žinios yra labai gerai, bet eiti kalbėti su žmonėmis, santykiai eiti ir bandyti daryti yra turbūt svarbiausia. Ir nuoseklumas, ar ne, ir vat, eiti santykiai, nes vadovas rodo, ar ne, kaip, ar mums svarbu tik rezultatas, ar ne, ir svarbi ta kaip dalis, nes kaip yra kultūra. Ir nuoseklumas. Tie dalykai neatsitinka per vieną dieną, ar ne, tai metais formuojasi, čia kaip ir vaikai auginti, ar ne, ir visą laiką, žiūrėk, čia viena pusė, čia kita pusė, čia štai kontekstas atsirado, čia vienas trigeris, čia kitas iššūkis. Tas yra natūralu, ar ne. Kiekvienu atveju, ką aš darau su tuo, ar ne? Ir žingsnis po žingsnio, kažkur nukrypstam, kažkur grįžtam į kursą, taip nuosekliai, žingsnis po žingsnio. O tada dažnai prisideda visokie kiti dalykai, mes čia kalbėjom apie atvirumą, nuoseklumą, bet dar yra fun dalis, ar ne? Ar čia irgi kultūros dalis, ar ne? Kūrybiškumas, žodžiu, plati tema. Plati tema. Tikiuosi, kad mes turėsim progą pakalbėti apie kitas šios temos dalis ateityje. Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau, man buvo smagu. Ir iki. Iki.